Mano vardas Beata, man 8 metai ir šiandien kalbėsime apie internetinį saugumą. Būk interneto genijus yra nemokama ir atvira programa skirta Lietuvos mokytojams ir mokiniams apie saugumą internete. Programa yra itin aktuali Lietuvos švietimo kontekste, kadangi labai daug jos temų atitinka bendrąją ugdymo programą. Tai užtikrino, kad mokytojai gali lengvai integruoti programos turinį į jau vykstančias pamokas. Aš manau, kad saugumas internete dabar labai aktuali tema ir vaikams, ypač per žaidimą, labai smagu sužinoti visus tokius niuansus, kuriuos mes liktai suaugę irgi žinom, bet ne visada pavyksta sausų tokiu būdu jiems pateikti. Mokiniai daug žino apie saugumą, bet kaip realiam gyvenime pasirodo, tų žinių dar vis trūksta. Kokiais duomenimis negalime dalinti su visais? Tai savo namų adreso, savo pašto, savo slaptažodžio, savo tėvų kortelės kodo kažkokio arba šiaip kodo, savo telefono kodo, kad niekas negalėtų atidaryti jūsų telefoną ir tenai visko pervesti savo. Jeigu svetainė yra tikrai saugi, tai jinai turi turėti savo kažkokį logotipą ir prie pavadinimo turi būti žalia spynelė. Geriausias slaptažodis tai visų pirma turi būti mažiausiai 8 ženklai kažkokie. Ir turi būti ir didžiosios ir mažosios raidės. Ir turi būti skaičiai ir simboliai. Internetinis pėdsakas tai bet kokia nuotrauka, kurią pasidalini, arba kažkoks vaizdo įrašas. Viskas lieka internete ten, kur yra amžinybė. Pasifilmuoja, pasifotografuoja ir vienas kitam ten nusiunčia. Ir mes tada kalbėjome, kaip ta tavo žinutė, kuri palieka tą pėdsaką jau ilgam, kaip jinai, kokiu greičiu jinai pasidalina. Tarkime, aš turiu 300 draugų, ne? Ir aš savo nuotrauką patalpinau, pasidalinau. Tie draugai 300 dar turi po 300 ir jie tada pamatė tą vaizdą ir nustebo, nes neįsivaizduoja, kaip ta žinutė taip greitai galėjo išplisti. Man Interland žaidime labiausiai lobių bokštas patiko ir tu turėjai tenai apie tą lobių bokštą reikėjo bėgioti ir rinkti duomenis, kurias reikia apsaugoti, pasakydamas, koks yra teisingas kodas, geriausias, stipriausias. Tai labai smagu, kad yra tokia programa, kurią mes galim mokyklose naudoti ir vaikai per žaidimą būtent jie gali mokytis. Tai mokytojams rekomenduočiau šitą tikrai visą laiką, nuosekliai, kas kartą, pradedant informatikos pamokas, saugumas internete. Saugumas internete. Mes vedliai labai džiaugiamės, kad partnerystėje su School with Class Foundation ir paremti Google.org galėjome šią programą atnešti į Lietuvos mokyklas.